Sveiki. Sveiki, vairuotojai, pėstieji, žiūrovai, overdrive fanai. Pėstieji žiūrovai negerai, žinok, nes jeigu žiūri žmonės telefoną labai blogai gali būti, tai tiesiog pėstieji kablelis žiūrovai, overdrive fanai. Gal hebra jau su Apple akiniais vaikšto Ir žiūri, matydami, kur eina, gali žiūrėti podcastą. Beje, neseniai mačiau kavinėje vieną vyruką sėdintį su akiniais ir paskui jis nusiėmė, sakė, nu viskas, man gana. Bet aš jau girdėjau, kad žiauriai sunkus yra ir aš įsivaizduoju, kad jeigu tu, pavyzdžiui, su ausiniam normaliom, su šitom visom, kai sėdi, tai jos nuspaudžia šitą vietą ir tada ausis paskausta. Kaip aš norėčiau daryti, tada aš norėčiau integruoti šitą daiktą į šalmą. Visai būtų patogiau. Ir galėtų su akordais. Ir užfrizina, važiuoja emocijų ir užfrizina vaizdas. Arba pradeda trūkčioti, arba gličiai per ekraną. Būtų geras. Kikofinam šiandien mes su tokiu ilgai lauktu mūsų trijų pokalbiu, ne? Turim pasirankioję tokių visai įdomesnių temų, bet norim pradėti nuo tokio paraginimo mums atsiųsti klausimų. Tai klausimus paprašysim, kad užduotumėte turbūt YouTube komentaruose, ne? Papušinam iš YouTube. Ir užduokit mums klausimų apie bet ką, kas susijęs su automobiliais, mes juos čia garsiai ir aptarsim, vardinsim, kas tą klausimą uždavė. Ir dviems geriausiams klausimo autoriams mes padovanosim tokių šviežiai Justo, iš kur čia? Iš Malagos. Iš Malagos atvežtų lauktuvių. Tai yra Dacia užrašų knygutė ir Dacia 4x4 tušinukas. Bet žinokit, knygutė kaip knygutė, bet tušinukas gerumo tai labai geras. Tušinuko ergonomika, aš sakyčiau toks, žinai, kaip Audi salonas. Va, tokia ergonomika. Teisinga, tvarkinga. Malonu liest ir geras metalas. Kaip aš naujų Audi salonų nemėgstu, žinau. Naujų? Čia negeras palyginimas, ne kaip Audi salonas. Bet senesnių Audi salonai labai geri, tai aš labai sutinku su Matu. Čia tie, kur visiems tikdavo, žinai, moteriams tinka, vyrams tinka, entuziastams tinka. Vaikams tinka, suaugusiams. BMW fanams gal nelabai, nes jie šiaip ten Audi relationshipas yra toks love-hate, žinai. Aš jaučiu BMW fanę, žinokit, savietai. Man viskas okei, bet kad ten būtų kažkas, kas įstrigė į galvą su Audi salonu. Ne, jie tiesiog tokie labai konservatyvūs ir visiems atrodo, kad kaip ir tikina tos boksus. Medžiagos geros surinkimas. Šūkis yra šuolis technikoje, ne? Konservatoriai, bet šuoliuoja. Vietoj labai mažai šuoliukais. Matricos gličas. Taip. Kaip tik žiūrėjau atvažiuojant šiandien Reelsą, kur Audi Q6 ant head-up displėjaus įsijungia žaidimas ir su vairu gali vairuoti ir ten važiuoti mašinėlę kažkokią kaip Teslai. Tai, aišku, konservatoriai. Bet šiaip jų vis dar operacinės sistemos, man atrodo, ne visai gerai veikia, nes paskutinis daiktas galvo, iš Volkswageno grupės, ką vairavau, buvo ID7 ir ten voice controlas labai puikiai veikia, kai tu juo nori naudotis, bet bėda ta, kad jisai veikia kartais, kai tu nenori juo naudotis. Išgirsta kažkokią frazę, pavyzdžiui, važiuoji pas Onutę ir jisai angliškai tą frazę padaro, beleką pasiėmęs, kas artimiausia ir tada I don't understand that. Ir aš galvoju, tu net neturėjai suprasti, čia tau buvo skirta, tada išsijungi, vėl kalbi, ir vėl random iššoka šitas reikalas ir aš galvoju, turim tai, kelinti metai, jūs vis dar nesusitvarkėt šito reikalą. Bet Dina, mes šiandien turėsim šitą temą, kur mes galėsim pasakyti, kas mus labiausiai nervina eisme arba automobiliuose, bet mes per to vėliau truputį praeisime. Bet taip labai nervina, čia tik tai būna toksai, kad... Žinai, kas aš gal trumpai, kas labai džiugina mane, nežinau, ar tai turėtų džiuginti, bet kad su dirbtiniu intelekto integracija į voice assistantus viskas pasikeis. Jie jau tada supras, kada tu su jais kalbi ir apie ką kalbi ir galėsi kalbėti atrodo, va taip. Va. Jau čia yra pirmi tie žingsniai to dirbtinio intelekto integracijos ir aš įsivaizduoju, kad jeigu čia taip ir bus, kad jisai overtakins tave, tai tada galėsi sakyti, nepertraukinėk manęs. Gali pagalėti. Bet jis gali pradėti ginčytis. Gali. Aš mačiau, aš tavęs nepertraukinėjau. Kodėl tu mane skaudini? Žinai, kad nebevažiuojam niekur. Užsirašyti su ID7 pas terapeutą. Santykių? Santykių tikrai. Būtų geras šiaip iš tikrųjų, naujas posūkis. Šiaip mačiau labai fainą video iš tikrųjų, kaip močiutė, tokia garbaus amžiaus, bandė Aleksai paaiškinti, kad jai reikia ne jumping music, bet tokios ramios, plaukiančios. Ir Alexa, I don't understand that. Ir vėl tą tokį jungia. Ir vėl močiutė, ne, tokias lasdelės stovė, aš įsivaizduoju, kad mes būsim taip pat. Bet kad močiutė jau dabar Aleksai pasakoja dalykus labai fainai. Bet Alexa, honey. Paauglė Alexa. Labai mėgai. Klausykit, tai dar truputį atgal už vadžių, tai dar kartą raginimas YouTube komentaruose
po šito, čia kelintas bus 24 epizodo, po epizodų palikite komentaruose savo klausimus. Ir dviem fainiausiam, tušinukas ir knygų. Taip, ir mes Dačias. 25 epizode atsakysim turbūt į tuos Jo, klausimus. aš manau, ne? kad taip. Ir subjektyviai išrinksim tuos du geriausius. Visiškai. Be jokių taisyklių ir nieko nesiremdami. Negali būti. Apie Tai ką mes jeigu kalbam. kažkas turės kažkokių priekaištų, kodėl ne jie gavo, tai sorry. Aš tai šiaip Bandykit turiu- kitą kartą. Patys Jo. kalti. Aš tai šiaip Dovanų bus. turiu guilty pleasure su visom šitom knygutėm, nes kai važinėdavau per tas drive'us visus, visą kitą, tai neretai būdavo, pavyzdžiui, kėdžių, ant kurių išdėliota knygučių, dabar žiauriai prisipažįstu kaip kleptomanė, bet daugiau kėdžių negu dalyvių, ant kiekvienos kėdės po knygutę ir taip toliau. Tai aš per renginį būdavo pasėdėdavau ant kokių 3 kėdžių. Geras. Aš turiu dar, žinok, vieną, aš tau Labai gerai. padovanosiu. Ai, čia iš- žiauriai. Iš poskverno, kaip Aha, sakant. nu gal net 2 dar turiu. Ant 4 kėdžių sėdėjai. Nuo staliuko, ėmė. Aš norėjau, kad mūsų komentatoriai Šitie būtų yra žiauriai, apdovanoti. žiauriai faina, nes jie geros kokybės, labai geras popierius, dažniausiai būna koks nors fancy dizainas ir tau labai malonu juos rašyti. Ir aš kartais mėgstu rašyti parkeriu, pavyzdžiui, tai man labai faina, kad rašalas kiaurai nepersikeria, kas Taip, irgi labai taip. svarbu. Ir Nes... žinai, gera kokybė, geras dizainas ir viskas tinka dačiai. Ir geras dasteris. Tai gal Geras mes čia dasteris. gal kikofinam, Važiuojam toliau, jo. kikofinam prie to, kas per paskutinis kelias savaitės nutiko su mumis ir automobiliais. Ne? Taip. Tai aš Jūs gal tai- pradėdu žiūriu laikrodį ir galvoju, kad aš lygiai prieš 10 valandų grįžau iš Malagos. Dermatos įdegis. Arba nenusiprausęs. Ne nuo laikrodžio. Ne nuo laikrodžio, Aha, taip. čia nuodėgis. Čia nuodėgis. Apple laikrodis mane Jūs tai nudegino. tavo eteris. Papasakok mums, ko tu ten veikiai, nes aš žinau, kad čia yra ilgai laukta premjera. Big deal. Jo, big deal. Man bent jau, sakykim, nepaslaptis, kad mėgstu aš Dacia Dusterį turbūt labiausiai. Ir labiausiai aš mėgstu antrą kartą. Pirmos aš net nevairavęs, tai girdėjęs daug tokių šiaip savo atsiliepimų. Tai antroji karta po facelifto buvo dizaino prasme, man atrodė gera. Ir važiavimo prasme buvo, aš jį mėgdavau vadinti kaip Subaru Foresteris, tik tai naujas. Iš esmės viskas taip pat jau. Senas Subaru Foresteris, bet naujas. Bet naujas, taip, taip. Mažiau galingas, bet jausmas tas pats, oro pagalvių šiek tiek daugiau, karplėjus veikia, nu, žodžiu, viskas kaip ir fainiai. Bet, aišku, tai turėjo Dacijos jausmą šiek tiek pigaus automobilio, ko patys gamintojai neslėpia. Jie sako, kad mes norim išlikti pigus, affordable, mes norim būti, reiškia, tas, kai visi automobiliai brangsta, mes norim būti tas variantas, kurį žmonės galės įpirkti. Ir jie, iš tikrųjų nežinau, ką pakeitė, ar dizainerį atleido ir naują priėmė, ar tiesiog kryptį naują nusibrėžė, bet rebrandinosi ir pradėjo labai neblogai kurti naujus automobilius. Ir 3 kartos Dusteris buvo pirma Dacia, sukurta nuo nulio pagal naują jų strategiją dizaino. Ir jisai labai gerai atrodo visų pirma. Iš kai kurių kampų aš netgi vakar žiūrėjau ir galvoju, tai FJ Cruiserį primena Toyota, žinote, ne? Ta Jo. legendinė, Keistas visiškai toks automobilis keistas, bet atrodo. jo, kažkaip simpatiją aš ten jam irgi turiu. Tai va, primena FJ Cruiserį ir yra iš tikrųjų išskirtinis, iš priekio netgi elektrinį Hammerį kažkiek primena kažkurios detalės. Dizainas toks, dydis liko beveik nepakitęs, bet didžiausias upgrade'as turbūt buvo salone, nes nebeliko to pigaus jausmo. Tu supranti, kad tai nebrangus automobilis įlipęs, bet jausmas tenai geras. Skidelis skaitmeninis, ekranas pakankamai didelis ir veikiantis visai gerai. Tik tai ta inbuilt navigacija reiškia, kai užsikrauna, tai praeina 2 tokie ekranai su eilute. Ir žinot, kaip žaidimą, įsijungus kompiuterinį reikia pražiūrėti filmuką kažkokį, taip ten irgi reikia pražiūrėti. Tai mes buvom į Gibraltarą užsukom, nes šalia vyko tas drive'as. Ir tenai lyg ir daugmaž vos netoj pasiklysim, reikia žinot, kur sukti kitame žiede, jungiame šitą ir laukiam, kol užsilaudins. Žinai, bet žinai, Bus faceliftas kažkaip aš nesuku galvos, nes realiam gyvenime naudoji visada karplėjų. Jo. Niekas niekada nenaudoja tų inbuilt navigacijų, ne? Veizas valdo. Visada ir visur, jo. Tai va, tai šičia smulkmena tokia. Turbūt pradėsiu nuo mažai trūkumų ir tada daugiau privalumų papasakosiu. Tai... Aš noriu įsiterpti su tokiu klausimu, pavyzdžiui, nes aš šitą Dusterį naujos kartos
sekiau ir žiūrėjau, yra toks YouTube visai fainas automobilių reviewsų kanalas Autogefuel. Taip, vokiečiai faini. Vokietis toksai. Taip, Ir jisai labai, Jo. labai kruopščiai jisai ten eina step by step kiekvieną automobilį iščiūsto. Ir man patiko, ten yra ten visokių tokių įdomių niuansų. Tik tais aš pagalvojau, ar čia nebus taip, kad, trūks galios, žinai, tam automobiliui. Tai va čia mano toks vienintelis rūpestis buvo. Yeah. Tai iš tų trūkumų man 2 pagrindiniai užkliuvo. Tai pirmas, kad garso izoliacija važiuojant greitkelio greičiu yra prasta. Kaip ir buvo. Iš dalies taisoma, taip pat, galima ten, tu žinai, visokių garso izoliacijos medžiagų susidėti ir yra netgi Lietuvoje, kas tą daro. Ne pasaulio pabaiga, tikrai. Bet klausimas, ar Dastridės kas nors? Klausimas. Nes, faktas, kad tai turbūt nebus ilgų autostradinių kelionių automobilis. Taip. O antras trūkumas, tai hibridinė versija, nes yra, reiškia, su LPG dujom, tai yra mild hybridai. Ir yra tikras hybridas, vienintelis gamoje automatas, jisai veikia puikiai mieste ir labai nepuikiai greitkelėje, kai reikia, pavyzdžiui, aplenkti, ne? Važiuoja 90-100 ir nori lenkti, bėgėtis, tai prasideda simfonija tenai tokia prasto orkestro. Aš dar galvoju, kad čia gali būti tas bairis, žinai, kad vis tiek važiavot su naujom mašinom. Nepritrintas. Ir reikia, tos dėžės, jos prie tavo įpročių taikosi, žinai, jos irgi prisitaiko prie to, kaip tu važiuoji, kokiais ūkiais ir taip toliau. Ir kartais, jeigu tu pasiemi po aštresnio vairuotojo test drive'ui mašiną, dėžė būna pristaikius prie jo ir tu galvoji, kokias nesąmonės čia daro. Gali būti. Bet tada kažkas pasiima po tavęs ir galvoji, kokias nesąmonės čia ta dėžė daro, nes jos vis tiek yra, prisiprogramuoja, taip sakant, prie tavęs. Tai gali būti gal čia. Gali būti, tai barti dėl to labai nesinori, nes buvo keli epizodai važiuojant greitkeliu, kad galvoju, labai jau čia prastai. Bet aš sutinku su tavim labiau. Reikia pavažinėti ilgiau, žinai. O tai jūs važinėjote tik tai su tuo hibridiniu? Ne, tai mes turėjom įprastą 130 arklio galių, 2 varomą, tada buvo offroado trasa 4 ratais varomo Dusterio, irgi 130, man atrodo, arklio galių. Gamoje yra dar 110 ir 100, jeigu gerai pamenu. Ir tada bandėm dar hybridą. Tai hybridas, kas važinėja mieste, viskas puikiai. Bet, sakykime, kas mėgsta tokį adventure važinėjimą, overlandinimą, ne? Tai 4 ratais varomas Dusteris yra tikrai rimtas reikalas. Jisai turi centrinę blokiruotę, gerai pamenu. Žodžiu, režimai pasirinkami važiavimo tikrai veikia ir mes turėjom tokią bekelės trasą, kur ir ten įstrižai, reiškia, įtemptas automobilis ant 3 ratų buvo ir dideliu kampu šonų teko važiuoti, kur tikrai atrodo, kad jau nukrisi į šoną, žinai, ir žemyn leistis 20 kažkiek laipsnių ir 30. Kaip negaliu pakešti tų test drive'ų dalies, man kaip baisu. O žinai, man labai nepatiko, kad šalia sėdintis vyrukas sakė, okay, first gear, go slowly. Ne, ten galima ir a bit faster buvo važiuoti. Tai bet pravažiavam 2 ratus. Tikrai labai, labai pajėgus bekelės automobilis. Galios, aišku, tokioj bekelėje, kaip mes įsivaizduojam, su purvynais, kur praėjusią savaitgalį su kolega dalyvavom retreise, tai ten būtų, prapuolės dėl galios trūkumo matyti. Nors, kita vertus, ten bulkas. Gal pelkiai prapuolės galėtų irgi būti. Mačiau, ten labai pelkėtos vietovės kažkaip pasitaikė. Tai mus su Raptorium ištraukė bulką. Nežinau, čia. Mes su Raptorium sėdam. O mus, gerai, ne bulka, 100 ceškė. Still. Ištraukė. Taip. Jauti? Nes mes buvom sunkus labai ir ant pilvo pakibom. Taip. Ir buvom su tomgi all-terrain padangom, kurios tapo sviestų tiesiog apteptas, atrodo. Nutella. Tai apie Dusterį. O gerai, o kaina dabar, tarkim? Kaina brangiausios 4 ratais varomo modelio su aukščiausia komplektacija. Aukščiausias yra 2 Extreme arba Journey, atrodo vadinasi. Taip, žodžiu, viena yra tokia labiau outdoors, be kelės mėgėjų, o kita tokia miestiečiam švariu kostiumu įlipti. Tai brangiausio modelio kaina 25 000, ten keli eurai plus minus atrodo. Tai čia šių dienų kontekste, brangių automobilių ir brangstančių ir toliau automobilių kontekste, turbūt visai toks racionalus variantas. Hybridas už 25 gaunasi? Hybridas, ar ekstra? atsiprašau, hybridas dar keli šimtai plus.
Bet tai tik keli šimtai, ne keli tūkstančiai. Ir kalbėjom apie patikimumą. Teko tokią fainą progą vakarienę valgyti kartu su Dusterio produkto vadovu, gal taip jisai vadinasi. Pradėjom kalbą apie laikrodžius, nes pasirodo turim bendrą aistrą, o tada ties automobiliais baigiam. Tai jisai patikino, kad net ir motoras, tas 130 arklių, yra visiškai kitas nei buvo ankstesnėse modeliuose, tai turėtų būti ir patikimas gerokai labiau. Žodžiu, aišku, bus matyti, čia negalėčiau. Aš šiaip atsimenu tą, ten 1.3 atrodo, 1.3 turbo. 1.3 ar 1.2? 1.2, man atrodo. 1.2. Aš kažkokį atsimenu, 130 arklių agregatą, kuris jau buvo montuojamas paskutiniuose, ne naujausiuose, bet prieš tai Dačiuose, netgi Renukose liktais. Renukose, jo. Ir labai buvo smagus, šiaip. Jisai fainas, jisai žemuose ūkiuose neturi galios, bet šiek tiek toks, nuo 3 su kažkiek tūkstančių jisai, tokį turi fainą. Energingas, kaip aš sakau. Tai turėjom labai fainą, tikrai labai geras test drive'as buvo trasos prasme, važiavom į kalnus ir buvo bekelės trasa paruošta, žinai, kur važiuoji su instruktoriu, ir buvo galimybė tiesiog važiuoti nacionaliniu parku Ispanijai, kur buvo labai akmenuotas ir gan grubus kelias. Sakė, važiuokit atsargiai, nes ir šlaitai be jokių atitvarų ten ir viską, tai važiavom atsargiai. Kelintą pavarą. Aukščiau 3 nejunka. Viskas labai gerai. Labai, ta prasme, tai mašina, kurią gali, žinai, dėti į sudėtingas sąlygas ir negailėti ir važiuoti ir jinai viską darys, ką tau reikia. Tai gal atsiverš, žiūrėk, ir tada į kokį paskutinį etapą perimetro visai gal būtų įmanoma Dusteriukų visą gvardiją išmaudyti purve lietuviškam. Mes kreipėmės į Mindaugą Plūkį. Mindaugai? Ir mes norim Dusterą. Taip. Perimetrui. Duster for president. Aš čiur nevažiuosiu. Labai nemėgstu perimetrui. Gerai, aš čiur šturmanauju tada. Gerai. Toliau, kaip ir moku. Tai o aš pagalvosiu. Mes tai esame ankstesnę kartą važinėjęs į Latviją, man atrodo, provuosi, ar ne? Taip. Buvo visai smagu tenai. Aš ten pėsti nebūčiau ėjęs. Ne, fui. Bet, žinai, kai važiuoji su mašina į balą, turi suprasti, kad daug šansų, kad eisi pėsčias paskui. Ir buvę man neseniai. Aš tai labiausiai bijau pasigauti, kokį parazitą mano iš karto fantazija pradeda veikti apie visokius ten dėles, vabzdžius, šimtakojus ir visą kitą. Aha. Ir galvoju, kokis lieka iš tikrųjų, net dabar šiurpsta, kai pagalvoju. Beje, kalbant apie tą parką, kur sakiau, mes važinėjom, sliekai tai gal baika dar būtų. Tas parkas, reiškia, važiavimas į jį yra per vartus, kuriuos mums atidarė ir davė instruktažą, kur važiuoti. Tai pirmas, tai nesekit navigacijos, nes jinai nežino tų keliukų, kurie ten yra maži. Ir kai būsit laukia, būkite atsargus, nes visokių gyvūnų ten yra. Tai fotografavau, žinai, iš gražesnės vietos, palipęs aukščiau tarp tokių krūmelių. Ir aš šiaip tai gyvačių bijau, tai taip žvalgiausi po kojom. Nesutikai? Ne, nesutikau, arba nemačiau. Nežinau, ar yra ten jų. Nebarškėjo. Ne, eik tau, būčiau, žinok, čia ne baltų veidų sėdėjęs iki šiol, man atrodo. Žinok, turiu panašią istoriją, kai Marokė Navarą pristatinėjo ir kartu su Plūkiu važiavom, tai tada buvo perspėjimas, kad kilpsite ant akmenų, žiūrėkit, nes skorpionų yra. Jo, ir tada reikėjo nakvoti tokiose molinėse trobelėse ir duris neužsidarė visiškai ir, žodžiu, apačioj durų tokios kaip šluotelės buvo ir, tiesiog sakydavo, kas kartą išsipurtik tą paklodę, visą kitą, nes gali būti skorpionas. Labai malonu. Esame Italijoje nakvoję bed and breakfast ir iš ryto atsikėlėm. Skorpionai vaikšto po kambarį. Prašau. Labą dieną. Net tai toks įdomus reikalas. Ja, tai nežinau, judam toliau? Judam toliau. Dusteris užskaitom. Dovanų turim jo. Dar labai trumpas gal apie paskutinius tos nuotykius. Tai dar prieš savaitę toj pačioj Ispanijai naują Škoda Kodiaq bandėm. Ir tai yra tiesiog super geras automobilis, apžvalgos pabaiga. Lauksim Škodos. Labai gerai viskas. Ten be išlygų. Gerai. Kas kitas? Gali tu. Galiu aš papasakoti. Aš gerai. Mes buvom išvykę su kolektyvu į Italiją. Ir žinai, aš per visą tą kelionę supratau, save pagavau toj Italijoje, jau nežinau kelintąjį kartą, bet suprantu, kad yra dalis žmonių, kurie turbūt į Italiją gali važiuoti, nežinau, pavalgyti. Nes nuostabi virtuvė, žinai. Kiti žmonės gal važiuoja pažiūrėti ant kažkokios istorijos ar palikimo, architektūrą, graži miestai seni, faina, viskas. Tas turizmas tikrai ten veikia. Bet žinok, aš supratau, kad aš ten galiu nuvažiuoti tiesiog bet kur, sėdėti iš ryto, gerti kavą ir žiūrėti mašinas. Man taip smagu vaikščiot po tuos senus miesteliukus ir matyti ten visokie
Fiat Uno, Fiat Ritmo, tokios visokios senos mašinos, žinai, Alfa senos, Lancia senos. Man taip patinka ta jų automobilių, kaip čia pasakyti, puokštė. Jinai tokia spalvinga, tokia skirtinga nuo to, kas pas mus yra. Ir, žinai, ir aš save pagaunu ten, kad aš tiesiog nebežiūriu net į tuos ten Lambo, Ferrari, dar kažkas važiuoja. Žinoma, jeigu tai yra senas Ferras, tai visada akis. Jo, ten jų neįmanoma nepamatyti. Ir buvo įlėkiam į kažkokį miestelį ir, žinai, Ferrari 308, toks senas, gražus. Seneliukas važiuoja, baltinukai, viskas, saulės akiniai, žinai, rankytė ant vairiuko, atsipalaidavę žmonės, žiauriai gerai. Ir tada dar išvažiuoja, žinai, į, nežinau, kalvotą regioną ir lėki tuose vingiuotose keliukuose ir supranti, kad ta vat močiutė ar tas dėdelis, kuris priešais važiuoja, jie idealiom trajektorijom lekia. Jie yra tiesiog, jie kerpa posūkis. Pas built-in trajektorija, tu gimsti ir iš karto žinai. Aš suprantu, kad turbūt va tos sąlygos ir išmoko jų vairuoti normaliai, gerai, smagiai. Tai todėl ten ir motociklininkai talentingi, gabus ir taip toliau, žinai. Tai vat man labai patinka ta tokias Italijos būtent automobilistinė pusė. Ir ten, žinai, nekalbant nuo to, kad, nu, tarkim, jeigu atskrendi į kokį Milano Bergamo, tai gali nuvažiuoti iki Brešos, pasivaikščioti po nuostabų Emilia muziejų, tada važiuoti į Emilia Romana regioną, ten tų muziejų, nors kibirai semk. Tai vat aš matyčiau, kad čia yra didelė rekomendacija hebrai į automobilistams, jeigu jūs norit kažkur nuvažiuoti, tiesiog pailsėti nuo tos tokios niūrios kasdienybės, žiauriai gera Čia vin-vin situacija, žinai, gaunas, nes Italija vis tiek yra ir kultūriškai labai faina, ir maisto prasme, tai tu gali pasimti visą šeimyną, žinai, ir nėra labai brangi šiaip, žinok, nes nėra labai brangi. Aš savaitę tam buvau išmoksti. Žinai, gaunas taip, kad kapučinas yra euras šiam. Taip. Turim, taip. Ir jis yra skanesnis negu bet kur Lietuvoje, bet kur. Dabar mes čia Vilniuje turim. Nebent espresiniai. Espresinė tikrai geras kapučinas. Taip. Bet kavos kultūra yra kaip trajektorijos, built-in. Bet aš ir kolegiams sakau, mes kai eisime kavos, geros kavinės ženklas yra dėdeliai. Kai tu iš ryto ateini į kavinukę, ten turi būti loterijų bilietėliai pakabinti, kažkokie tai laikraščiai, televizorius kažką turi, kažkokį random kanalą rodyti, toks turi būti balaganas, tada ten bus tikrai skani kava. Nes dėdeliai, kurie skaito rytinius laikraščius ir kalba apie politiką, yra skanios kavos ženklas. Man tai visą laiką įdomu, kur damos yra iš tikrųjų. Aš kažkaip, žinai, senjorės, atsiprašau. Bet aš, žinai, einu ir man toks visą laiką, o tai kur jos, o ką jos daro, o kodėl jos negeria kavos? Man užgauna mano vidinė feministė, žinai. Man atrodo, senjorės... Pati pasijokė pasakyti. Senjorės kokie kepiklėliai renka, kokį čia dabar, žinai, čiabatą ar fokačią, ką čia tokia nupirkus. Arba pačios kokią nors minko makaronų tešlą ir kokią nors ten tagliatelę ar dar kažką. Ir užsisakinėja prosciutto cotto arba crudo. Oi, kaip dievai, tada labai norėčiau. Tada su savo Fiatuku parveža namo. Jo, sėda į Fiat Uno arba Fiat Panda, o jau tos pandos senos kokie mieliakai. Žiauriai gerai. Dar gerai išsilaikė. 4x4 pandutės. Toks kompaktiškas layoutas, ta prasme, intimumas maks toj mašinai. Aš žinai, labai fainai turėjau, buvau test drive CF Moto Adventure mažiuko, tolimam krašte ir mes su CF Moto, žodžiu, atstovų Italijoje kažkaip turim gerą santykį ir pasikalbam vis. Sako, žinai, man tas motociklas kaip 4x4 Fiat Panda. So cute, so small, so beautiful. It does everything so good. Tai labai geras. Bet 4x4 Panda žiauriai faina. Žinok, čia yra labai jokinga. Nes aš kartais save pagaunu, kada aš būnu, pavyzdžiui, užsienyje, kažkokią mašiną pamatau, aš žiūriu, kiek jos kainuoja tenais. Atsidarai vietinį Facebook Marketplace, atsidarau ten kokį subito.it, kas yra, skelbiu analogą, žinai, ir pasižiūriu, kiek tos pandos kainuoja. Tai, žinok, normali tokia pandutė, maždaug nuo 2,5 tūkstančio eurų. Kas nėra labai kosmosas. Ir man taip atrodo, kad čia yra truputį netgi future classic. Aš manau. Kaip aš norėčiau kažkokią youngtimer ir
Panda, Aš manau, kad kodėl- jeigu overdrive'as, kad nors pralops iš overdrive'o, Turėsim mes overdrive'o turėsim pandą. overdrive'ą pandą. Tai, ir galėsim daryti įrašus iš pandos. Šiaip žiauriai būtų gerai iš Ir tikrųjų. dar pando motą būsim apsirengę. Taip. O Kaip norėčiau irgi. kokia integracija? Būtų Chebra? žiauriai gerai. Panda su Chebra, panda moto. Tai kaip čia darom? Tada mes turim kontribį su pando moto. Susiplanuosim. Gerai. žodžiu. Planas aiškus. Planas Aha, aiškus. ne Bet pažadas žinot, planas. Fun faktas yra dabar, va, tu pasakėjai apie tą itališką automobilių kultūrą, bet ar tu žinojai, kad dabar Italijoje yra maksimali įtampa dėl tos automobilių kultūros, nes vyriausybė kalasi su didžiausiu koncernu Stellantis, katram priklauso Fiatai, Ferrari ir visi kiti, ir kartu, kuris turi ten visus Citroenus, prancūzų ir taip toliau, susikalė dėl to, kad italų vyriausybė norėtų per metus pagaminti milijoną automobilių Italijoje. Dabar pagamina mažiau. Paskutinį kartą 2017 metais, man atrodo, toks skaičius buvo. Ir taip, kad būtų sukurtos darbo vietos. Ir apkaltino italų vyriausybė Stellantis koncerno vadovus, kurie nusipirko ir susijungė su Citroenais ir taip toliau, kad čia yra prancūzų planas perimti italų istorinį paveldą ir taip negalima. Ir tada iš viso šito kilo tas skandalas dėl Milano, kuris yra dabar Alfa Romeo Junior. Čia šita Čia yra istorija tai yra iš vis kažkoks, absoliučiai. kaip jų juristai, pasakysiu taip, nepamatė ir nesukontroliavo to. Labai. Bet žinok, čia buvo nesąmoningai. dienų reikalas tiesiog, nes kai buvo, jie visą laiką leisdavo rinkti, kaip visą laiką, dažnai leisdavo rinkti tuos pavadinimus publikai. Publika užbalsavo, pirmoje vietoje buvo Milano, antroje vietoje buvo Junior. Okay. Viskas ok, istoriniai automobiliai, tai prasme, iš istorinės pusės paimtas reikalas. Labai faina vieta pristatymo, istoriškai ten ir gimė brandas ir visa kita. Ir pavadino, žinai, ir tada užputojo vyriausybė, kuri jau iki tol buvo pikta. Shit hit the fan. Vėl feministė mano, dabar feministė išjungiu. Vyriausybės vadovai yra moteris ir jinai tikrai labai jautriai priema tą momentą, kad gamyba yra iškelta tų pigesnių automobilių, visokias Lenkijas ir taip toliau. Tai, kaip čia juokiasi Chebra, gerai, kad ne koks nors Krokuva, Alfa Romeo arba Varšuva. Varšava. Varšava. Gdansk. Bet čia visiškai, ir kas yra blogiausia Gdansk. šitoje vietoje, kad dabar italai kalbasi su kinu Chery, man atrodo, ir Chery žada gaminti bent 100 000 automobilių per metus ir iš Italijos bus viena didžiausių eksporto rinkų iš vakarų, žodžiu. Tai va, prašau, istorinis paveldas, o kinus pasikvietė. Kalbant apie Chery, aš Ai. pasigūglinsiu, nes vakar važiuojant ID Automobiles, taip atrodo, pamatėm kažkokį tai automobilį su ID logotipu ir Aha. sakom, kas čia. Tai aš jeigu neklystu, italai, žodžiu, kinai Chery, man atrodo, gamina automobilius ir italai užsideda ID logotipą. DR, taip. Aš va, kai buvau Italijoje ir važiavau, tai ten tų DR-ų, va tiek. Čia Taip. White Label Solutionas. Taip, va ir Ta prasme, itališkas automobilių. Taip, kinai gamina kažkokį tai platformą Taip. ar kažką tokio ir galėtų užsidėti logotipą Overdrive'as, pavyzdžiui, žinai, susimoki kažkaip Kaip pinigų. Daniel Wellington laikrodžiai buvo. Visiškai. Arba, jo. Va to ir visi pandos ir visi kiti reikalai ir paveldas. Taip. Tai Ne, skauda pandos širdį. yra okei, dar jos tikros. Bet man vis tiek juokingiausia vis Jo. tiek šitoje visoje Skauda. istorijoje yra, kad Yeah. ištraukiama, žinai, toks peiliukas ir pasukiojama žaizdoje dėl to, kad su prancūzai susidėjo. Kaip tu drįsai, žinai, čia pardavai paveldą, dieve, kaip čia įmanoma. Žmonės Juokinga. nesikeičia šimtmečiais, ne? O, Tie jei, patys. man atrodo, ten įtampėlė ant pasienio. Aha. Wow. Geriau su neutraliu. Vokiškas nėra neutralus automobilis. Ne, turbūt ir- vokiškas nėra neutralus. Man Sunku atrodo, dabar ten rasti neutralių šiaip automobilių. Bet yra. galvoju. Švedija, Volvo. Ir kinam priklauso. Irgi nelabai Taip, neutralu šitoje vietoje. Ah, Koenigsegas galėtų būti neutralus. Koenigsegg. Va. Jo, Domina. žinėkim, Domina, Koenigseggas taip. ir bus taika pasaulyje. Ir Pagani. Buvo labai Ir juokinga, nes į Lietuvą gi atsivežė naują Vantage. Ir visi mes čia, ir tu jūs tai buvai ten pristatėm ir visa kita, ir ateina tokia random mergina su kompanija ir visa kita. Ir stovi Vantage'as centriuke ir matai, ten toliau buvo DB12 pastatyta. Ir jinai taip atėjo prie savo, sako, o kuo skiriasi šitos visos? Ir stovas taip, nutydžiu. Čia man primena Top Gear'o tokį epizodą, kurie sako, yra tiek daug TVR-ų ir aš nežinau, kuris yra kuris. Nes jie visi
vienodi. Jo, jeigu tu nesidomi, Taip, iš tikrųjų tas ir yra šitoje vietoje. Tikrai DBX nuo DB12 nieko nesiskiria. DBX nuo DB12 ypatingai nesiskiria. Ypatingai. O Vantage, jeigu šalia pastatai, tai apskritai neatskirsi. Visiškai, sakyčiau, kopijos. Bet labai džiaugiuosi Vantage, nes mano labai snobiškai nuskambėsiu, bet mano mėgstamiausias iš Astono. Man labai faina. Žinok, aš tau pritariu. Labai, labai viskas ten fainai. Bet čia yra dar kitas momentas, jis, man atrodo, yra vienas pigiausių ir jaunimui skirtų, tai aš tiesiog kartais kalbu. Čia žinai tas momentas, kai tau 7-18 Porsche'as labiau patinka negu 911, ta prasme, Boxsters arba Kaimanas labiau patinka negu 911, tai tiesiog nepriauga ir besi ubagas. Aš galvoju, išauksi. 911 žiauriai geras. Yra. Atsispiriam nuo Italijos ir... Galim įkresti į Lietuvą, nes aš užsivedžiau Amerioką ir jo pasivažinėjau. Su mano... 2 metai buvo. Su mano augintų, brandintų motoriuku. Jo, ir buvo labai juokinga, nes jisai buvo visą žiemą prasaugotas automuziejui, nes aš norėjau sausai pastatyti ir galvoju, čia viską čia reikės dar pasidaryti ir taip toliau. Užsivedėm, nuvažiavom nuo tos automuziejaus 8 aukšto žemyn ir sušilo motoras. Ir aš kažkaip dar sustojau pasikalbėti ir jis pradėjo gazuotis. Ir Hebra sako, gal tai jau važiuok, nes jisai, man atrodo, nori važiuoti iš toje vietoje. Tai va. Bet iš tikrųjų tai tiesiog reikės gazos sklendę biškai pasireguliuoti. Ir supratau, kad iš tikrųjų, nepaisant to, kad vairuoji labai daug visokių skirtingų mašinų, įsėdusi tokį dalyką kaip MR-as, reikia prisipratinti iš naujo. Nes tu važiuoji ir yra viskas absoliučiai kitaip. Labai taip, taip žalia, rotas reikalas. Ir dar išvažiavau tada su savo semislikais, kai snigo. Buvo faina. Patiko. Aš pavydžiu, žinok, aš pavydžiu. Aš pasilgau jau apie 1,5 metų nevažiavau su savo Amerioku ir pasilgau. Galės pavažiuoti su mano kitą savaitę. Nostalgija dar labiau kikins, nes aš kažkada dinai pardaviau savo svapą. Tai dabar mano buvęs motoras, su kuriuo aš važinėdavau, yra pas Diną Kėbulę. Ir labai fainas reikalas, nes ten yra kitas išmetimas, nei kad aš buvau pratusi. Ir aš turiu tokį debilišką reikalą, kad aš važiuodama bijau užgesti. Tiesiog, man atrodo, kad labai nefaina ir kai tu pasiruoši čia startui, visą kitą man tokia įtampytė. Ir aš tada turiu tokį atleidinėjį sankabą ir visą laiką čiut gazo duodi. Ir kartais, kai per daug gazo duodi, toks Jo, jis garsus. Klauso per ausinės, bet... Jis garsus, jis tikrai garsus. Ten tik vienas bakelis, jeigu aš gerai atsimenu, yra. Ir geras išmetimas. Ir kai spusteli, ir tada, o aš dabar važinėjau su tepalais, kurie supilti tam, kad tiesiog prasivalytų visą sistemą ir tada jau bus geri tepalai supilti. Ir aš žinau, kad negaliu ten labai stipriai draskytis ir visą kitą, bet pavyzdžiui, išvažiuoja vieną dieną su Amerioku į gatvę ir tas spoileris, tas viskas labai provokuoja, sustoji, kažkur važiavo mašiną, už tave žiūrėk, pist perzirkėvo šalia, žinai, ir jau žiūri, jau gazuoja. Ir aš galvoju, aš lėtai važiuosiu ir tada stoviu. Atrodo, kad tam kažkas neišėjo. Ir aš tada, chill, ramiai, visą kitą. Šuniukas, kuris garsiai loja, bet nekanda. Jo, bet aš važiuosiu į slalomo treniruotės, nes mano yra absoliuti rekomendacija visiems, aš galiu biškai išsiplėsti, ne? Taip. Aš kai išsilaikiau vairuotojo pažymėjimą, aš buvau absoliuti bailė vairavimo prasme, nes man atrodė, kad aš galiu kažką padaryti. Ką visiškai neapibrėžta, tiesiog kažką. Ir man būdavo toks momentas, kad reikia, pavyzdžiui, važiuoti kur nors Gedimino prospekte, prisiparkuoti mašiną ir ten yra tokia palei Lukiškių aikštė, parkingo vietos medis, 2 parkingo vietos medis. Ir aš, pavyzdžiui, 20 minučių parkuojuosi ten šalia to medžio ir tarp linijos, kai klevas esu. Ir iš tos įtampos išlipus tada verkiu jau, kad man viskas pavyko sėkmingai. Skambinu pasisakyti, kad man viskas pavyko sėkmingai, verkdama. Tai aš išvariau žmogų į fobiją, kad aš sudaužiau mašiną kas kartą prisiparkavus. Tai aš tokią baimę turėjau, kad mane išgydė tik tai slalomo treniruotės. Aš nuvažiavau į tą sportinio vairavimo reikalą, su savo Corolla pradėjau ten važinėti tarp tų duobių, kugelių ir viso kito.
Ir dabar yra, tiesiog, jeigu reikia atsigaivinti įgūdį ar kažkas tai tokio prisiminti, pati geriausia vieta. Gali daryti absoliučias nesąmonės. Dina dabar gerai. parkuojasi taip, jinai važiuoja, aha, čia suradau vietą, apsisuka, įsibėgėjo rankinis ir žinai kaip tie akrobatai. Kaip norėčiau. Kur įsiparkuoti reikia. Man atrodo, pasaulio rekordas yra įsiparkuoti į vietą, kuri ar 4 cm ilgesnė negu automobilis. Bet kiek... Su rankiniu. Iš vieno karto. Nes tu kitaip niekaip neįlysi. Automobilis skersas į tą vietą netelpa. Tu turi įčiuošti šonų visais 4 ratais. Ir lauki, kol kiti išvažiuos, nes tu įstrigęs. Jo, tu įstrigęs. Kaip normalus itališkas parkingas. Arba prancūziškas, jo. Bet pasistumdai labai sėkmingai. Paryžietis. Taip. Norėčiau, taip mokėti tikrai norėčiau. Bet su Ameriku dar ne man. Bet šiaip pasivažinėjau, supratau, kad mano brolis ieško automobilio ir ten svaigsta apie 20, 4 akordus visokius, civikus, taip perus viską, tai sakau, Emera, žinok, nebloga mašina. Labai nebloga. Beje, skelbimuose mačiau tokią clean stock parduodama Lietuvoje. Ne? Kelis tūkstančius. Neatkreipiu dėmesio. Man reikia kėbulo naujo. Dina. Gerai. Raminkis. Raminos. Gerai, net Ameriko epizodas. Judam toliau? Judam toliau. Taip, mes turėjom dar tokį pagalvoję pasidaryti diskusiją apie tai, kokie dalykai mus užknisa automobiliuose arba eisme. Nekeista, kad atėjus pavasariui, ne, šitą temą išlindo. Jo. Ir aš norėjau sakyti, tai, Hebryte, kas jūs labiausiai užknisa be Bolto vairuotojų? Tai vieną išbraukiam punktą. Tas vienintelis punktas, man atrodo, pas visus kapslodingo. Turiu dar 2. Bet šiaip su Bolto vairuotojais, tai labai sėkmės reikalas. Mes jau turėjom diskusiją, iš tikrųjų, kad ką išsikvietė. Labai faina, kad Seimas dabar turi diskusiją ir turėtų šiandien nubalsuoti už tą momentą, kad užsienio trečiųjų šalių vairuotojai turėtų turėti lietuviškus pažymėjimus, tai reiškia įsilaikyti teisės pas mus, kad galėtų dirbti pavėžėjais. Tai turėtų būti sėkmingai nubalsuota. O taip nėra, nes pavyzdžiui, kai aš laikiausi A kategoriją, man laikant tą teorijos egzaminą regitroje, tikrai buvo kokie, 4 ar 5 trečiųjų šalių žmonės. Aš įsivaizduoju, kad labai priklauso nuo to, kaip tu dirbi. Jeigu tu dirbi etatinių darbuotojų, vairuotojų, lietuviško įmonėj, bet jeigu tu dirbi platformai, kaip partneris, nes čia yra dar labai slidus reikalas su visais įdarbinimais, tada tau nereikia to pažymėjimo, kaip ir. Ir tavęs teoriškai net ir neturėtų šalis versti, persilaikyti, išsilaikyti to pažymėjimo, jeigu tu ten gyveni ribotą laiką, o jeigu jie, pavyzdžiui, pabūna, išvažiuoja, parvažiuoja vėl, tada nesukontroliuojama situacija. Tai va šitoje vietoje... Arba dar vilkikų vairuotojai gali būti, jie dar kitus turi... Taip, ten 95 kodo reikia ir taip toliau, jeigu tu nori Europos Sąjungai. Ir esu kalbėjęs su vienos vairavimo mokyklos vadovu, kuris sakė, tai ačiū Dievui, kad jie ne Lietuvoje važinės su tuo 95 kodu lengvai gavėjai, nes, sakė, jie nesigaudo aplinkoje. Ir jie išvažiuoja į rytus važiuoti, nes Europoje čia ne jie pražūtų, mes pražūtumėm. Jo, aš iš tikrųjų įsivaizduoju, kokie nuostoliai yra dabar ten ir tos baudos visos pakeltos, ar atlyginimas, man rodos, kad iki 5 milijonų už kažkokio tipo žalą. Tai, žinai, įkali su viena fūra ir tada įmonė tiesiog bankrutuoja, nes aš nežinau, kaip čia išsimokėti. Ta prasme, net draudikas bankrutuoja, nes 5 milijonai, čia daug yra, labai didelis. Bet dar kalbant apie tos Bolto vairuotojus, tu sakai, kad tu šiandien visai neblogą turėjai patirtį. Jo. Sakai, kad net vairuotojas pats atsisėdo. Jo. Kažkaip ten labai... Kaip? Mano taip, nes aš pradėjau pasakoti, kad vairuotojas įsėdo į mašiną. Ne, iš tikrųjų tai viskas čia buvo. Mums prieš pradedant. Ok, aš praleidau. Aš prasileidau, tu praleidai, aš prasileidau. Bet iš tikrųjų tai jo, aš išsikviečiau paprastą, visiškai basicą, ne prabangų su Bolt žaliai pažymėta. Atvažiavo vairuotojas Mindaugas ir mes labai fainai pakalbėjom, nes jis tik įsėdo, papasako apie tai, kad kamščiai ir tipo, tai ką, tai ketvirtadienis, tada mes pasikalbėjom apie tai, kad ketvirtadienis visgi yra sunkiausia savaitės diena, nes visi viską daro ketvirtadieniais, nes pirmadienį nieks nedirba, o penktadienį jau nebedirba, dar ir jau. Tai va, tai jisai labai fainai atvežė ir visus šlagbaumus pravažiavo čia ir visą kitą ir mane išleido gražiai. Neišvertė ir labai kultūringai vairavo su visais posūkiais, su viskuo. Ir dar mes pasidiskutavom apie vaikus, socialinius tinklus, apie patyčias. Ta prasme, tikrai labai išsilavinęs žmogus. Tai va, tai labai geras įspūdis šitoje vietoje. Tai tikiuosi, kad daugiau tokių bus. Tai linkėjimai. Mindaugui linkėjimai. Jo, bet hintas yra lietuviškas vardas. Edgaras turi konkurentą.
Jeigu būtų buvęs Edgaras, tai būčiau Edgarą vienareikšmiškai pasikvietus, bet Edgaras kitoj platformai, man Pats atrodo. kaltas. Pats kaltas. Gal kažkada susivoks. Pauždarbiauti galėtų. Taip. Bet iš tikrųjų, kalbant apie dalykus, kurie užknisa, tai ne veltui pavasaris yra, nes man atrodo, kad visi, gerai, ne visi, absoliutinu, bet didelė dalis erzinančių dalykų išlenda į eismą tada, kai sąlygos pagerėja, nudžiūna sniegas, nebelieka balų, nebe taip dažnai lyja, šviesiau. Ir tada prasideda. Ir mano asmeninis yra reikalas, tai yra greitėjimo, lėtėjimo juostos, nes, aš negaliu pakęsti. Aš, ta prasme, važiuoju prie ten, kur yra greitėjimo juosta, kokia nors geležinė milke. Taip. Yra, pavyzdžiui, užkilimas į geležinio vilko gatvę iš ateities gatvės. Ten greitėjimo juosta yra tokia trumpoka, tai reiškia, tu turi spausti apsižvalgęs, kad iššoktum. Ir esu turėjęs situaciją, kai tiesiog važiuoja, ten greitis yra 80, ten yra nesulėtinta. Ir tau tiesiog išvažiuoja prieš mašiną ir jinai sustoja. Nekartosiu to, ką aš sakiau, bet... Bet tada, kai ta mašina sustoja greitėjimo juostai, jai reikia tiek daug pastangų įdėti, tai gerai, kad jeigu patektų. greitėjimo juostai man sustoja tiesiai priešais mane. Jesus. Jau pagrindiniai važiavimai? Taip, nes jinai važiavo ir jinai išsigando. Tai prasme, tas vairuotojas išsigando. Ir aš tada galvoju, tai jeigu tu bijai, tai tu yra visų... Į slalomą važiuoji? Ne, aš tai žinok, aš esu tos nuomonės, kad turėtų važinėti policijos tie nežymėti automobiliai ir jie turėtų nebausti už ten, nežinau, greičio viršymą ar ten, nežinau, posūkio nerodymą, o už tai, kad tiesiog yra nemokama vairuoti. Tiesiog nemokama vairuoti. Čia dar net nebaus, čia reikėtų grįžti į vairavimo mokyklas. Reikėtų jos turėti aukštesnius reikalavimus iš esmės pradžiai vairuotojų apmokymai. Bet greitėjimo, lėtėjimo juostose tos reikėtų atskiros pamokos. Bet čia, žinok, čia kritikos strėlės lekia visiems, nes ta pati infrastruktūra nėra tokia pritaikyta. Ta greitėjimo juosta galėtų būti žymiai ilgesnė. Taip. Tada vairuotojų kultūra galėtų būti taip, kad žmogus greitėjimo juostoj bėgėjasi ir jai besibaigiant, kada jinai jau po truputį pradeda svairėti, tada jisai įsiskverbia į tą jau pagrindinį kelią, o ne išsuka ir važiuodamas lėtai iškart bando lysti, žinai, į pagrindinį kelią, nes taip irgi daro. Ir lygiai taip pat važiuojantis pirmoji juosta, jeigu mato, kad yra automobilių, turėtų pagal galimybę trauktis į antrą. Taip. Ar ne? Ypač jeigu jinai tuščia yra. Čia užvakar man šitą situaciją. Dar vieni, kurie turėtų pragarę degti iš tikrųjų, nes tu su multiplos važiuoji. dizaineriais kartu. Tu važiuoji, tu įsibėgėjai, tavo juosta baigėsi, o va čia yra esanti mašina, kur tu nei paspausi, nei pristabdysi, kažkokia nesąmonė vyksta ir jinai visiškai turi šalia visą gatvę antrą, žinai, net nepersirkiu. Bet jisai važiuoja pirmoji juosta ir prašau jo netrukdyti. Ir jis yra teisus. Aš beje garantuoju, kad tie, kurie nepasitraukia tokiose situacijose, jie aplinkeliu važiuoja antrą eismo juostą. Tuščiame kelyje jie važiuoja antrą ir eismo jie juostą. nešioja basutę su kojinėm vasarą. Domina. Taip. Ja, aš net nebejoju. Bet dar didesnis bullshitas, žinot, yra koks su tom visom juostom, dėl to, kad kai tu išsirikiuoji iš tos greitėjimo juostos, pagreitėjai įsilieji, viskas yra okei. Bet jeigu ten yra tas momentas, kai tau susikryžiuoja eismas, ne? Tai prisimenat, kad pasikeitė kelių eismo taisyklės ir dabar tame momente, kai tau reikia įsibėgėti iki 8 ir tu rikiuojas ir kažkas esantis kairiau irgi rikiuojas, jis turi pirmenybę ir tu turi jį praleisti. Tai reiškia, tu greitėdamas turi palėtėti, įleisti kažką, kas lėtėja. Greitėjimo juostai tu turi stabdyti, o jisai lėtėjimo juostai turi spausti. Taip, ta prasme, tokia nesąmonė. Ir dar, jeigu tu susikali, tai tada kaltas esi tu. Tas iš šalutinio, iš dešinės, kur šiaip pas mus galioja tas momentas, kad jeigu, pavyzdžiui, tu šiaip eismo juostose persirikiuoja ir kryžiuojasi eismas, tai jeigu atsitrenki tą, kuris iš dešinės, tai tu kaltas. Bet ne tada, kai ten yra greitėjimo, lėtėjimo juosta. Šitas man irgi kelia stresą, važiuojant pro Lazdynus, sukant į aplinkelį, vat yra ta vieta ir man ten dažnai tenka važiuoti, kiekvieną kartą šiek tiek pulsas padidėja. Iš tikrųjų, suprantu, kad gerai, aš gal ir žinau tą taisyklę, nors pradžioj nesupratau dar kaip veikia, bet nebūtinai kitas žino, nebūtinai jisai pasielgs taip, kaip reikia. Ir dar jeigu užsienietiški numeriai, tai visiškai spėlionė kažkokia. Bet, žinok, čia tada, kai mes kalbam apie tos visokius infrastruktūrinius dalykus ir čia yra vairuotojai, infrastruktūros reikalas. Tai aš tada turiu patarimą, labai geras patarimas, kartu su visais tais nemokančiais vairuoti, kartu su visais tais trečiųjų šalių vairuotojais,
tuos dėdelius ar tetulės, kurios ir projektuoja tą infrastruktūrą, grąžinkim atgal į regitrą, tegul išsilaiko vairavimo. Arba net negrąžinkim, atveskim į regitrą ir tegu jie išsilaiko ir tegu jie pamato, kaip žmonės važiuoja. Aš esu beveik įsitikinęs, kad jie nelabai vairuojantis yra. Nu, man kažkaip irgi atrodo, kad tiesiog... Kiek aš žinau iš pasakojimų, tai kad labai ten nesigaudantis. Su gatvių siaurinimu buvo, atsimenu tą istoriją, kad liktais kažkas, kas ten dirigavo visam tam procesui, nelabai vairuoja. Net neturi gal teisų, pavyzdžiui. Ir tada turim visokius tos niuansus, kaip kad greitėjimo juosta, kur yra tokia siaura, kad tu nenori išlendi į pirmą juostą. Motociklams pritaikyti. Motociklams, bėda ten, kad važiuoja dar tie turistiniai autobusai ir tada jie užtveria visas įmanomas. Labai panašu į motociklus. Labai panašu į motociklus. Tai čia vienas iš tų aspektų, kas iš tikrųjų užknisa. Kas dar užknisa? Aš gal labai nenutolstant apie kultūrą. Šiandien kamštė važiavau čia į studiją mūsų. Rodau posūkį ir matau, kaip iš galo mašina spaudžia, kad tik manęs neįleistų. Tai gal čia apie savitarpio pagarbą, ar ne, eisme. Kartais man Vilniaus kultūra turbūt yra labai aukštam lygiai, aš galvoju, lyginant su kitais miestais Lietuvos, mažesniais. Mažesniuose miestuose, kurie tiek nepratę prie kamščio, aš pastebiu, kad jau tikrai neįleis. Nes jau čia, žinai, aš užsiemu vietą. Apie užtrauktuko principą ten turbūt nėra kas. Prasisekė visi varinėje. Jo. Tai galvoju, šitas, užknisa ir liūdina, nes trūksta, ta prasme, jeigu kiekvienas gerbsim kitą, kamščiai bus mažesni ir gyvenimas gražesnis. Visiems bus geriau. Visiems bus geriau. Ir mažiau nuotaikų sugadinta, nes mane, pavyzdžiui, tikrai subėsina. Kai tu nori įsirikiuoti, tu rodai tą posūkį, lauki normalaus tarpo ir tu matai, kad kažkas bumperį važiuoja, kad tik tavęs neįleistų. Ir tu nesi toj situacijoj, žinai, kaip važiavai visą kamštį ir tada bandai prieki kažką įlysti. Ne, normaliai, žinai, bandai įlysti. Ir tada dar sėdi prie vairo. Ir nepasuko galvos. Jokių būdų neatsisuks. Ne, jaučiu, kad bus akių kontaktas. Tai jisai nematydamas ir net tau nieko nesakant, jis jau perskaitys tavo mintis, ką tu sakai. Taip. Bet jeigu važiuoji su Amerioku, visada įleidžia, nes visiems labai įdomu pažiūrėti, kas čia per mašiną. Aš tai atsimenu, darydavau taip, žinai, žiūrėdavau, bandydavau atsiminti, kokios fainiausios transporto priemonės mane yra įleidusios. Arba aš, kai įleidžiu, ar jos padėkoja. Trūlikas, pavyzdžiui, ar padėkos trūlikas, arba ten koks Maserati, žinai, Quattroporte, GTS ar koks ten. Ir padėkoja, ir toks, respektas iš tokio ir tokio, žinai, va tokių, prisigalvoji kartais tokių nesąmoningų žaidimų, žinai. Man tai patinka, kaip dideli padėkoja, ten trūlikas, autobusas, dar kažkas kažkaip. Land Cruiseris, sakyt. Žinau, su Ameriko važiavau palei traktorių, tai net pasimečiau suvokus, kokio mažumo ta mašina. Ne, turėjo kilti klausimas. Centrinio varžtų mano galva buvo. Taip, turėjo kilti klausimas. Ar tu esi jo matymo lauke? Jaučiu net nematymo pagrindę. Taip. Labai neramu šitoje vietoje, bet faina vis tiek. Kaip viščiukas prie višto, žinai. Dar blogiau žinau. Prie arklio. Gaidelis. Kaip gaidelis prie arklio. Tripcikojelė ir nebėra. Pasagėlė per pakaušį. Ojojoj. Aš tai esu dar pasižymėjęs tokį dalyką irgi čia į tos visos infrastruktūros kraitį šviesoforai. Pavyzdžiui, šiandien važiavau į darbą ir prie katedros sustojau prie to dvigubo pėsčiųjų šviesoforų reguliuojamos pėsčiųjų perėjas, sustojau praleisti vėjo. Sustojau, vėjas prašvilpė, vėl užsidegė žolė, vėl važiavam. Tai man čia yra toks dar neatsakytas klausimas. Kaip vėjas tą mygtuką paspaudžia? Jo, kaip vėjas paspaudžia tą mygtuką o tai veiks kažkada ten tos išmanaus valdymo sistemos, nes taigi čia neva tai yra kažkokios tai kamerytės stovi. Pilaitį prie mano namų tikrai veikia. Okay. Bet yra ne kameros, o svarstyklės. Ir, sakykime, dieną tai visada, kai srautas didelis, pakankamai organiškai sukasi tą sankryžą. Bet jeigu yra, nežinau, vėlyvas vakaras, naktis ar ankstyvas rytas, kai dar nėra eismo, ir visada dega žalia šviesa pagrindiniai gatviai, ir jeigu išvažiuoja iš gyvenamųjų kvartalų kažkas ir neprivažiuoja tų svarstyklių, tai amžiams ten stovės. O kai privažiuoja, iš karto užsidega. Bet aš esu girdėjęs, kad, pavyzdžiui, yra kur reaguoja kameras liktais ir motociklininkų nemato. Taip, nes jie per maži yra. Ir jie ten stovi, sako, 5 ciklai šviesoforo prasisuka, nu tai ką, per raudoną.
O ką daryti? O ką O ką daryt? daryti šitoje Taip, vietoje? negi lauksi. Jeigu nėra didelio eismo... Antrą nakties. Ar tai Antrą tikrai nakties. toks nusikaltimas tokioje vietoje, ne? Ir svarstyklės, ir kameros yra toks neišbaigtas variantas, nes kameros, nemato smulkesnių objektų, o svarstyklės, jeigu tu, pavyzdžiui, remontuoji tą kelio atkarpą, pasirodo labai išbrangina kelio remontą, kai buvo ten tie visi momentai, kad šviesoforas, greičio matuoklis, kuris fotkina važiuojančius per raudoną, reaguoja būtent į tą vietą, jeigu tu kerti stop liniją. Čia anksčiau buvo tokia technologija dedama į kelius. Tai jos atsisakė, nes grinai tiesiog tu remontuoji kelią, labai brangiai gaunasi. Tai dėl to dabar padarė tos išmanius visus šitos reikalus, tai aš nežinau, kaip čia spręsti. Aš tai sakyčiau, kad vis tiek turėtų su šiandieninėmis technologijomis, bent jau su kameromis valdomos sankryžos veikti geriau. Nes man labai dažnai būna, pavyzdžiui, naktį varom, grįžinėjom iš kur nors ir nusukus nuo aplinkelio jau link maždaug centro, ties ta policijos sankryža, žinai, kur yra McDonald's, ten pastoviai užsidega raudona šviesa dėl vieno automobilio kažkokio ar kažką, ar iš vis niekam nevažiuojant užsidega, kai tuo tarpu pagrindiniu keliu ten važiuoja kalnas mašinų. Tai vat man šitoj vietoje atrodo, kad trūksta to tokio normalaus srautų reguliavimo, valdymo ir Nu, aš labai seniai dar žaviu. viena strėlė. Čia galėtų investuoti labiau iš tikrųjų negu į tą momentą, kad pakeiskime visus sovietinio dizaino ženklus. O jie, europietiškais. čia tai Absurdas čia visiškas. absurdas. Vieno ženklo pakeitimas kiek 200-300 eurų, man atrodo, ir 120 tūkstančių ženklų, ar ten 200 tūkstančių ženklų. Belekas. Belė kokią sumą. Čia kažkoks paranoiškas, man čia, nu, Ta prasme, ne į tą pusę stirna visiškai. su rageliais lenktais ar su rageliais tiesiais? Karvutė kampuotė ar karvutė apvali? Markerį ir korektorių tegu pasiima ir ištaišo. Nu, bet tikrai. Man tokia nesąmonė ir visiškai, va, irgi heito reikalas. Absoliučiai. Na. Absoliučiai. Jau gerai, o tada kaip jums tie vidutinio greičio matuokliai geležekė Vilniui? Aš dar, žinok, nebandžiau. Aš man vat atrodo. vakar vakare... Jau esu važiavęs. Esu važiavęs, neatsimenu, su kuo važiavau, sakau, o tai čia matuoja vidutinį greitį? Nes man per Veizą pasakė, žinai, average speed check zone ten kažkas tokio. Tai aš buvau nustebęs. O tai nuo kur iki kur dabar tenais geležekė? Vienoje pusėje nuo Vingio parko iki tunelio pabaigos, tunelio galo. o kitoje pusėje nuo tunelio pradžios, man atrodo, iki nusukimo kažkaip. Čia Tai žodžiu, tunelis pasidarė zoną be orkestro. Taip. Arba antrą Tu lėtai savarinuku prašliauži iki tunelio, ne? Aha. Ir klausaisi muziką. Ir klausaisi muzikos. Yra tų variantų. Ir neslėpkim, yra buvę nuodėmių. Yra kaip įvažiuoti į tą zoną ir jau į vidurį zonos. Taip, Prieš tai. yra. Arba išsukti. Gali išsisukti ir Teisingai. visą kitą. Teisingai. Tai čia nėra tas planas. Mačiau Rilsą, sako, čia šiek tiek gal į temą, mes gyvename laikais, kai yra legalu pasikeisti lytį, bet nelegalu modifikuoti automobilio išmetimo sistemos. Tai man čia šiek tiek priminė. Labai gražus palyginimas. Graži labai alegorija, kaip skauda iš tikrųjų dėl šito. Nes mes čia kalbam apie visokius ten, kiek čia tų lyčių dabar yra? 16 gal. Čia požiūrio klausimas. Ir aš vis dar negaliu įsidėti coiloverį su camber plate. Nu, ta prasme, kurie turi tiuvą. Negaliu skauda. Per saugus automobilis. O jeigu tu identifikuotum save kaip emeriokas su koilais? Lytis. Ne, tu gali sakyti, kad čia mano religijos daiktas. O, galėčiau. Žinau tą istoriją, kaip bičias ten nusifotkino su kažkokiu bliūdu ant galvos vairuotojo pažymėjimui, Jungtinėse valstijose, man atrodo, nes jisai tiki skrajojančių makaronų monstrų, ten kažkokia va tokia va istorija, kažkokia tokia religija, tai va įtikino. Bet mes kalbam, klausyk, apie valstybę, kurioje mikrobangės instrukcijose vis dar pridedama, kad nedžiavinti kačių ir šunų. Taip. Tai Lietuvoje jaučiu nepaėjai šitas momentas. Taip. Labiau tokia šviesesnio proto mes šiandien. Išeis iš regitros pamuštą akim ir baigsis tavo reikalai. Neišsidirbinėk. Judam gal prie mūsų paskutinės... Turim dar, aš turiu Ar turi dar vieną? Gerai, davai. Dar žinot, apie ką pakalbam, apie numerių rėmelius. Klausykit. Oi. Nes... Mamos, slėpkit dukras. Tada man paji. Aha, šitas yra iš bolto išėjęs. Jesus Christ. Ir man visi šitie, žinai, kai mes kalbam apie valstybinių numerių kombinacijas, kad jos nebūtų ten visokios KBB, CŽV, visa kita.
kad nebūtų, Taip, pavyzdžiui, taip, BBD man atrodo galima. Ne, BBD bet žinok, galima. bet. Matijošaitis turėjo su BBD. Bet ir lietuviškai mačiau. Taip. Bet Jo, estiškai. esu matęs Facebooko marketplace, kaip pardavinėjo numerius. Aš neatsimenu kombinacijos, bet kažkas panašaus Loch 666. Hebra bidina. Hebra konkuruoja, kuris dės ant savo mašinos numerius Loch 666. O aš net teko susipažinti su bičiuku, kurio gelikas yra numeris Loch 888. Wow. Labai normalus bičias, Ta bet... prasme, bet mokėjo pinigus žmogus už numerį. Turbūt taip. O šiandien apie remelius, važiuojant, mačiau Next Level remelį, jisai buvo juodas su baltom raidėm, kurios švietė. Jo švietė su ledais. Ar iš tai galo. legalu? Man atrodo, kad ne. Manau, kad ne, bet nespėjau pamatyti, kas ten parašyta, bet kažkas iš tų legendinių frazių. Aš tai žinau, kiekvieną kartą važiuodamas ir pamatęs, kada ant numerių remelių yra kažkas parašyta kirilica, vemiu viduje, tiesiog vemiu. Ir negaliu pakęsti visų tų, kaip sakiau, su BMW M ženklu. Aha. Ir parašyta man paji. Visi kiti žodžiai. Aš kažkaip švelniau reaguoju, kai būna BMW ženklas, tas M ir tada, pavyzdžiui, miau parašyta. Nu, tai toks šitas dar- Bet šiaip aš galvoju, kad mes tiek diskusijų turėjom, pavyzdžiui, prisimet, buvo žmonių masė, kuri klijuodavosi ant ES ženkliuką Vytį, man atrodo. Aha. Ir paaiškėjo, kad čia yra nelegalu, nes čia yra numerio modifikavimas, kas yra negalima ir taip toliau, ir taip toliau. Bet tai kodėl, pavyzdžiui, tada niekas nekreipia dėmesio į tos keiksmažodžius, dar kažkokias nesąmonės ir taip toliau, arba ten, kur antivalstybininkai visokie užsirašė, taip toliau. Man kartais norėtųsi taip, ir nulaupyti, arba ten su markeriu uždaryti, bet čia būtų Tiesiog chuliganizmas. man reikia tikėti karmą šiaip. Nu, šiaip jo, iš tikrųjų. Ir dar būna labai juokinga, kai važiuoju koks antrajuostininkas ir tipo per lėtai peršok ant numerio šitą visą. Jo, Ir jisai jo, piktybiškai važiuoja antrajuostą. Arba iš vis klasikėlė yra į Šeškinės kalną spaudžiantis dizelis, kur pilas juodi dūmai. Kitas No mano smoke, pointas. no power. O čia šitas pointas, kurį dar čia esu tai. užsirašęs. Traktoriai ir su siurblio, galingo siurblio garsu dar tie dizeliai. Ten, kur- Kažkas užsip... Jo. Arba Nu, kas čia dar šiandien, važiuojant, čia irgi toks gražus F30 priešais važiavo, labai ratukai, dropintas, baltas. Pamačiau du slintuvus, galvoju, man įtartina, prasidariau langą. Tai aišku, dizelis, čipotas su O. Ir gerai, kad dūmais neapsipylė, bet, tai... Aš dar visai respektinu tuos, kurie savo dizelius pasimepina, pasičipuoja, bet jie nedūmina. Ne, taip. Tai taip. viskas su jumis yra gerai, važinėkit toliau, bet jeigu jūsų mašina dūmina, soriukas, atgal į techą. Bet ar nėra taip, aš dabar galvoju, aš vairavau dizelį 10 metų, man atrodo, ir ar nėra taip, kad iš tikrųjų tie pasičipuotojai važinėja kasdien taip lėtai, kad tiesiog jų duslintuvai yra pilni suodžių ir kas kartą, kai jie nusprendžia pasimaivėti, va tada iššauna visą vėmalą iš savo duslintuvo. Negaliu Teoriškai tai tam, kad tau nedūmintų, tu turėtum važinėti pakankamai greitai aukštais ūkiais ir tada viskas, tau autostradose. išsidega, žinai, o jeigu tu tik tai miestą ten biški, žinai, važinėjai. Bet kartais matos ir tos akivaizdžiai netvarkingos Taip. mašinos, žinai, kur į kalną važiuoja, vis tiek no smoke, no power, kažkodėl turi būti lipdukas, tada dar ant galo turi būti lipdukas S-grass or No free rides. Jo, no free rides. Taip. Nu, ta prasme, Lipdukų kapinynas. ką tu ketinai sužavėti su savo ten, nežinau, Viena liktokė. Jo, surudijęs EKM6 dizelinis, supranti, universalas, rūdis šviečiasi ten, bagažinės dangtis turbūt net nepasikeltų rankeną, liktų rankoje, bet lipdukai, žinai, gas, grass or ass, nobody rides for free. Bet žinai, aš iš dalies suprantu, kai tu esi, žinai, pradedantį, jo, ir tu turi, kokį automobilį, ir tu nori, tavo vidinis tas petrolheadas tiesiog rėkia, kaip tu nori kietesnį automobilį, nu ir kas pigia, lipdukai, ne? Lipdukai. Iš tikrųjų, yra taip, jūs tai pigiausia. žinok, užsikliavęs lipduką, iš karto automobilis Aišku, pasidarė. o dar kietesnis. jeigu vietoj galinių, žinai, galinės pavaros žibinto ledą įsidedi, salonė ledų susidedi. Arba užsiniauti Subwooferis. lempas visas, kad būtų juodas. Visiškai čia Shadow kietai. tą laiminę visą Taip, pasidarai. pro policiją visada tada drebantis važiuoja. Nu reikia jaudulio gyvenime kiekvienam. Adrenalino kiekvienam. Ir jo, man tie lipdukai, kartais aš pagalvoju, aš suprantu tave turbūt iš dalies, nes, žinai, kiekvienas pagal save ten modifikuoja. Apie skonį mes nekalbam čia.
Jo, bet jo, juodi dūmai niekur nepateisinami. Ne. Čia, Ne, jo didumai tai yra nesąmonė absoliučiai. jo. Esu kažkada turėjus maksimalią gėdą, dar kai važinėjau su dizeliu ir mano dropintas gražus Toyota Corolla. Automobilis. Dopintas gražus Toyota Corolla. Žodžiu, stovėjo visą žiemą pas tėvus ir paaiškėjo, kad prarūdijo viena degalų žarnelė. Ir tada pasirodo, aš važiuodama labai taškiausi dizelinu. Ir išvažiavom pasivažinėti, tai visi, kas važiavo už manęs, turėjo labai po to nusiplauti mašinas, tai buvo žiauriai gėda. Aš kažkada, kai turėjau S13, esam išlėkę palakstyti ir buvo, neatsimenu bičiuko vardo, bet su juodu 4 golfu, dizeliniu, ta prasme, mano mašina turėjo 300 PM arklių. Zaleckas. Jisai Tykas. prieš mane spaudė ir aš važiavau Ir iš paskos. Galvoju, Čeisas driftė. kas čia lyja iš giedro dangaus. Ir aš išsijungiu valytuvus ir suprantu, kad su valytuvais dizelio nenuvalysi nuo priekinio lango. Ne. O jis... Tai aš tą prasme sustojau degaliniai su spiritinėmis servetėlėmis, valiausi langą. Eiktas savo. Ekologinė nelaimė. Jo, Yra bet tas automobilis. labai buvo geras ir galingas ir gražus ir atlankė. Ten apie 200 arklių jisai sukūrė. Ir milijonas Newton turbūt. turbūt. Ten Taip, labai taip, stipriai taip. buvo, kai Ir važiuodavo. aš sakau, aš su S13 buvo greita mašina, ten kokį Focus RS, tą naujausią pasimti buvo easy peasy. Bet tas golfas, seniukai, ten aš turėjau laikyti gazą įspaudęs ilgai, kad priartėčiau, žinai. Geras. Turbūt artėdavau tik tada, kada jau aerodinamika pradėjo veikti. Nes, Oro žinai, maišė golfo buvai. S13 vis tiek smailas automobilis, golfas, tai tokia dėžė. Taip. Bet, Bet žodžiu. faina dėžė buvo, geri ratai, pneumatinė pakaba, nu tikrai labai taip, legendinė taip. mašina, visi žino Kiko golfą. Teko paskui jį pavažiuoti, ne faina buvo. Nieko nesimato. Nu, bet Jo. faina, gal prisiminti, klausyk. Kikofinam davai iki paskutinės mūsų potėmės, ar kaip čia pasakyti. Ir, Perlipom valandą. Seniai buvo taip. Aha, perlipom Jėga. valandą. Mes čia turim tokį laikroduką, tai matome. Matom, jo. Ja. O jūs matote pačioj. Aš esu pasirašęs, kad mes pasigalvotumėm po kažkokį klausimą, va tiesiog diskusijai. Ir aš noriu, va, pavyzdžiui, jums užduoti klausimą. Ar žmonėms vis dar reikia universalų? Taip. Nes mano atsakymas irgi yra taip, bet pavyzdžiui, kodėl, pavyzdžiui, japonai taip niekada ir nesukūrė 5 serijos BMW universalo atitikmens? Nu, kodėl? Ir Arba- dėl savo, žinok, Jie turbūt, vis tiek Europos rinka yra didelė. Ir jie viską ten darė, ir sportinius automobilius, ir SUVus, ir sedanus, ir hatchbackus, viską. Bet vat tokio vidutinio dydžio, ar jau čia skaitosi didesnis? Didesnis, jau Gerai, aš čia penkta serija amerikietiškais didesnis, jo. terminais kalbu turbūt. Didesnio šeimininio universalo nesukūrė, nes pavyzdžiui Volvo sukūrė. Volvo sukūrė. Bet aš įsivaizduoju, kad čia, žinok, susijęs su visom filosofijom, nes man atrodo, kad japonai, jiegi yra senstanti labai stipriai tauta. Taip. Vaikų neturi, dažniausiai gyvenimo sąlygos yra tokios, kad tu ten neturi 100 kačių, šunų ir taip toliau. O kaip yra su standartiniu europiečiu? 3 vaikai, kokie 2 šunys, dar katę turi, žinai, prisikrauni pilną daiktų ir tau reikėjo, vat, tą momentui tų universalų. Nes dabar tai keičiasi šitas reikalas, bet, vat, taip kažkaip ir likė tas spraga iš tikrųjų. Bet argi keičiasi. Dabar visi sėda į SUV, kurie iš esmės visi yra universalai. Į kuriuos niekas netelpa. Taip, kurie yra iliuziniai. Universalas su trumpesnė bagažinė. Šiaip. Taip. Nes šiaip, didelis SUV yra visai talpus automobilis. Salone tai tikrai yra daug vietos, ar ne? Taip. Bet bagažinė, tu neturi gylio. Ir pavyzdžiui, lyginant Audi, pavyzdžiui, Q5 ir Audi A4, Audi A4 universalo bagažinė yra by far didesnė negu Q5. Ten jeigu tas sėdinės atlenktum, tai gal per plotį ir atsiranda tos Ant popieriaus, talpos, žinai. jo, ant popieriaus atsiranda Bet talpos jo, kukuškiai. tikra. Bet A4 bagažinė, jinai tiesiog turi žymiai daugiau gylio, žinai. Ir aš galvoju dabar, kartais tie kolegos, tie kažkokie draugai į mane kreipiasi, sako, kokią mašiną man pirkti, čia vaiko laukiam, ar dar kažkas, žinai. Ir aš pradedu galvoti, tau reiks visus daiktus susitelpinti, arba net su 2 vaikais. Ir jie perka tuos SUVus,
bet jie nėra talpus šiaip, jie nėra tas praktiškas choices, kai tu Superbas, va, pavyzdžiui, ten bagažinė, ten gyvent gali. Taip. Tikrai Bet čia tie milžiniškas. tokie, Automobilis ne. senesni arba labai jau tokie išskirtiniai, sakyčiau, reti variantai, kad dabar tos didelės bagažinės būtų ir taip toliau. Vis tiek nykstantis yra tas momentas, man atrodo. Tas pats Superbas tai labai didelė nauja, ne? Bet jo, keli turbūt yra universalai. Šiaip aš galvoju, Outbackas turi vidutiniškai didelę bagažinę turbūt. O daugiau universalų E-klasė. Tai aš manau, kad bendras trendas yra toks, kad universalai tiesiog nyksta ir suvai pasiema jų rinkos dalį. O gerai, o universalai nyksta todėl, kad universalų nebereikia, ar todėl, kad visų automobilių vaidmenį perima SUV? Aš tai manau, tas antras variantas. Aš irgi manau, kad antras variantas ir čia visiškai tai, ką diktuoja pirkėjai turbūt. Taip. Pati rinka šitą padiktuoja ir gamintojai pagal tai turbūt tuos automobilius ir gamina, ne? Bet man kaip nepatogu aš su tais SUV važiuoti. Nu, dabar tikrai, aš nesuprantu, kodėl, kaip tau gali būti gyvenant mieste patogus automobilis, kuris yra išpūstas, kažkodėl aukštesnis negu tau reikia. Aš aukštį visai suprantu. Žmonės nori toliau geriau matyti iš aukščiau, neva. Bet ar tikrai geriau mato? Nu, gal geriau. Aš, pavyzdžiui, ant savo motociklo, kai atsisėdu, jis aukštas, aš aukštai sėdžiu, aš per automobilių stogus matau eismą priekyje, galiu stebėti kelis automobilius į priekį. Nebūna baisu, kai pažiūri žemyn. Neturiu aukščio baimės. Nes man yra tas momentas, kad, žinai, tu važiuoji SUV ir, pavyzdžiui, labai dažnai su moterim. Yra taip, kad tai yra pristraukta maksimaliai prie vairo ir dar va tai va ištemptas kaklas, žinai, žirafos tas. Nejaučia gabaritų. Tai va, ir šitoje vietoje, žinai, tada ir apsibraukimai visokie ir visa kita. Bet įlipti, pavyzdžiui, SUVus yra patogiau. Ypač vyresnėms žmonėms, kuriems, įlipti dar nieko, bet išlipti iš kokio nors žemesnio automobilio yra tikrai sunku. Lyginant su kuo? Nes kažkaip... Koks, hipotetinis pavyzdys. Su Emerioku, tai tikrai Golfas versus Tiguanas, į kurį įlipti yra patogiau. Tikrai Tiguanas. Vyresniam žmogui tikrai Tiguaną, tikrai. Ar vairuoti yra geriau ir jaukiau? Kitas klausimas, nes gabaritų. Labai dažnai žmonės taip ir neprisipratina, žinai, su tais visais. Tada matai, kad mano yra labai tas momentas, kai tu matai tarpą ir tu matai, kad tikrai telpa ir tu galvoji, važiuok, prašau, žalia dega prie kitus čia, tu telpi. Ir tada negaliu pakęsti. Ta prasme, toks vidų išverda. Aš galvoju dar apie saugumo jausmą, daug kas kalba į SUV sėdant ir man dabar kilo mintis, kad gal tas saugumo jausmas susidaro todėl, kad sėdint aukščiau mažiau greitis jaučiasi. Nes kuo arčiau žemės sėdi, tuo labiau jauti greitį. Iš esmės šitas dalykas turėtų mažiau, dėl to fenomeno turėtų mažiau biški nuovargį jausti žmonės ilgesnėse kelionėse. Kuo tu aukščiau sėdi, tuo mažiau tu jauti to greičio. Ir tuo streso iš esmės mažiau gauni. Nes su Emerioku, kai važiuoji, tai tu greitį jauti. Užpakaliu viską. Užpakaliu. Bet žinai, kitas yra momentas. Pavyzdžiui, Emerioke aš esu įkritęs. Ir man vairas yra va tiesiai prieš mane, jis nėra va taip kaip troleibuse, žinai. Yeah. Ir aš, kadangi esu įkritęs, aš nematau automobilio priekio. Aš matau pakankamai toli. Ir dėl šitos priežasties automobilis irgi nevargina. Nes tu nematai arti. Kai vaizdas yra arti tavęs, tada tu vargsti, nes jis labai staigiai keičiasi, žinai, tą dinamiką tokią. Tai furistai labiausiai chill vairuotojai, nes sėdi aukštai. Taip, tai... Mato toli. Obviously. Tik arti nemato nieko. Bet va tie troleibuso, dviaukščių troleibusų vairuotojai, kurie pačioj sėdi. Oi, turėtų kaip pavargti. Aš taip bijaučiau po kiekvienu tiltu važiuoti, iš tikrųjų, man tokia... Važiuotum ir va taip. Vis dažnai prasilinkinėjai kas kartą. Aš neseniai važiavau paskui tralą, kuris vežė sunkiai techniką žemės ūkio kažkokį ir važiavo po kažkurio Vilniaus tiltų. Atsilikai turbūt, ne? Atsilikau. Taip. Ir jisai nulaužė anteną, to traktoriaus į tiltą. Tiek antenas liko. 5 centimetrai gal. Tai gerai, kad net tiltą nulaužė ir ten traktoriaus nenusimetė, bet kaip nejauku iš tikrųjų. Man šiaip, važiuoti paskui tas visas fūras ir taip toliau, ypač kada yra šalta, žinai, kai ant priekabo viršaus ledas susidaro. Oi, taip. Horror stories čia. Šiaip teoriškai tai turėtų nusivalyti vairuotojai kas kartą, bet ar tą padaro, nepadaro. Bet aš tai paskui miškovežius labai bijau važiuoti. Man kažkaip iš karto tikrai siaubo filmas prasideda, nes aš matau, kaip ten tas rastas skudžiausias atsipalaiduoja. Final Destination 2, ar koks ten. Aš taip džiugiuosi, kad aš tą filmą nemačiau. Aš nieko nepraleidau. Tai va aš galvoju, kad nereikia turbūt. Susitraumavom. Važiuok toliau paskui tuos miškovežius. Ten būna visokie šapaliukai labai. Taip. Konkorėžiai, overytės. Man visą laiką kyla klausimas. Ar gerai prisisuko ten tas malkas, ar susitvirtino normaliai, ar nepamės, nes yra ten tuo atveju buvo. Dina, tau reikia racijos
su furistais, kur kalbi ir sakysi, žiūrėkit, ar jūs tikrai pritvirtinot malką? Man tai geras kaip keliukas. Bogi tie laikai kažkada Taip, tai racija aha, dėdės ir taip, kaip taip. keliukas, kaip keliukas. Ir tada į tuos Čia kanalus. tuo metu, lendi. kai kelyje 2 žaidimas buvo. Aha. Trendina. Jo, ir kai buvo, Visi turėjo nebuvo tris vidutinio devynis greičio lyvepus. matuoklių, nebuvo nieko, buvo tik tai žymėtų daug policijos automobilių Taip, ir nežymėtų. Taip. Ir Su fenais. kedžiai. Su fenais, su taip, fenais su mieste. fenais. Ir kedžiai buvo. Ir kedžiai Kedžiai buvo, buvo, jo, taip, dar iki šiol, žinok, matau kedį, kad leidžiu kuo. Nevalingai Jo. visiškai. Kitas klausimas. Taip. Man įdomu, aš gyvenu prie panoramos. Panorama turi -2 parkingo aukštus. Ir jeigu tu nori išvažiuoti iš to minusinio parkingo, yra visą laiką važiavimas į kalną. Kodėl blemba žmonės gazuoja važiuodami į kalną? Belenkokiais greičiais, belenkokiom mašinom. Ir tada yra tas momentas, kad tu išvažiuoji prie išvažiavimo ir kaip varlė tik, iššok. Ir tau čia kitos mašinos yra. Ir yra tiek daug triukšmo. Ir tokio bereikalingo gazavimo ir aš nesuprantu, ir aš pastebėsiu tą fenomeną, kad važiuojant, pavyzdžiui, į Narbuto kalną, žmonės kažkodėl spaudžia labai stipriai akceleratorių, į Tauro kalną labai stipriai spaudžia. Aš galvoju, ar čia yra trauma kažkokia, žinai, važinėjau ten su pusės litro mašinytė. Dina, čia ir yra priežastis. Nėra arklių. Taip. Nėra Lygiai ta pati power. mintis man. Nu, ta Spaudi prasme, gazą ir viskas. Nes aš kažkada su 125 kubikų mocu važiavau į Narbuto kalną ir tikrai pradėjau lėtėti vienu metu. Žemesnė pavara ir tada gazuoji. Tai aš manau, sprendimas yra turėti bent 300 arklio galių. kad išvažiuotum iš panoramos parkingo. Automobiliai, turintis mažiau negu 300 arklių, yra nesaugus ir kenksmingi aplinkai. Pasižymėkite. Overdrive oficiali pozicija. Oficiali pozicija, rašysim peticiją. Bet jūs patys, pavyzdžiui, važiuojant su daily mašina, tikrai reikia išvažiuoti po žeminio parkingo, spaudžiat akceleratorių? Ne, niekada. Ne. Pas mus, pavyzdžiui, ir iš namų po žeminio parkingo irgi yra status išvažiavimas. Ir aš, kaip normalus kaimynas, aš nespaudžiu gazo, kad ten išlėkčiau ant milijono. O jeigu dar su Amerioku išvažiuoju ir išvažiuoju anksti į slalomą, kur nors Šiauliuose, Kuršėnuose arba Panevėžy, tai aš išvažiuoju 6:30 ryte, šeštadienį arba sekmadienį, kai žmonės miega. Tai, aš mokiausi fiziką mokykloje ir aš suprantu, kad garsas užknisa. Common sensas yra dalykas, jį reikia turėti. Ir tada aš stengiuosi tyliai su gaziuku, taip švelniai, nes jis fucking jautrus yra tas gazas, žinai, ir išsiropščiu iš to parkingo. Išsistumt gal reikėtų. O jeigu, žinok, Gervė. Prisikabinti ir su gervė išsitikti. bijau, kad čia tiktų frazė for strong man, no problem. Bet I'm not that strong, žinai, kad iš tokio stataus parkingo išsistumt mašiną. Motociklą išsistumt vienam kažkada su draugu dviesi. Tai nesunku. Vienam sunku būtų. Ne, Bet neišsistumčiau. aš galvoju dar, ar nėra taip, kad gazuoja daugiau tie, kurie su mechaniniam važiuoja? Nes su Gal. automatu Irgi, labai irgi. paprasta viskas. Gal. Gazuoja ir dar Gal. sanka bedrodžia. Aha. Taip, ant sankabos to bite pointo. Esu Balancing mačius act. atvejį iš tikrųjų, kai, man rodos, buvo susidaręs toks kamštukas išvažiavime ir tiesiog ne tas, kad nebeužvažiavo, bet užgeso ir tada buvo už mašinų eilė ir pabijojo žmogus važiuoti toliau. Tai kažkas, kas išvažiavo iš parkingo, nusileido žemyn, sėdo į jo mašiną, prasigazavo gerai ir užvažiavo į viršų ir išvarė tą automobilį. Matyčiau po poros sekundžių atsidarančias duris ir įlipačią apsiverkusią jauną vairuotoją. Vyresnė buvo, bet jo vairuotoja. Ir jin kaip Dina anksčiau skambino ir sakė, Prisiparkavo. Pasimkit tą mašiną iš manęs. Kiek aš čia galiu kentėti? Bet tikrai ta baimė buvo tokia neapibrėžta, kad aš vis dar prisimenu kiekvieną Bet kartą. šitoj vietoje elektromobiliai make sense. visiškai. Tu gali gazuoti Make kiek nori. Aš galėčiau ant 1000 išvažiuoti iš parkingo. Žinai, koks galėtų... šuoliu. Su šuoliu. Stand driveris, ar ne? Bijau, kad Dina tada skūstusi, kad trankosi čia į tas garažų sienas mašinas. Tvoras Žinok, išvartęs. šalia yra duslintuvų servisas, kur atvažiavęs buvo motociklininkas pasiremontuoti duslintuvo ir yra pora gulinčių policininkų tų siaurų. Kadangi jisai buvo su enduro tipo motociklu, jis nusprendė testuotis kas kartą šokinėdamas per tą gulintį policininką. Tai žinok, žiauriai pykau. Tikrai žiauriai. Buvau susiruošus, apsirengus, pasiruošus įti aiškinti santykių. Bet tada čatukas nurameno, sakė, nebūk boba, tai nebuvo. Čia
Ratukas ir gerai. Bet labai pykau. Tikrai. Tu turėjai teisę tą daryti. Taip. Jis turėjo teisę važinėti. Aš manau, kad šokinėti gal neturėjo teisės. Nu, žinai, vis tiek turi turėti biški proto, bet kažkaip žmogui va susišvietė. Nu, bet tu negali reikalauti žmogaus turėti proto. Jeigu Negali, neturi, ne, tai... ne. Jeigu fizikos nesimokė, tai sorry. Tiesiog. Kas tave užnisa? Mane? Žinok, nežinau. Ne, O neužsinsė. klausimas. Jo, koks? Jo, aš galvoju, aš klausimą būsiu praleidęs, žinokit. Tai mes Ir- gal dėl to nesiparinam, bet mes... Blemba, namų darbų neparašiau, kaip nejauku dabar. Justas klausimą praleido, bet labai tikimės, kad Overdrive'o klausytojai ir žiūrovai nepraleis. Ir kaip mes šito epizodo pradžioje paprašėm, Kad dovanų. užduos mums kažkokių Čia įdomesnių kamera tiesiai. klausimų, kad mes galėtumėm visą 25 epizodą išnaudoti tiems klausimams atsakyti, ne? Jo. Diskutuoti, atsakyti, užduoti. Nežinau ar visą, bet, nu, Bet dalį tai tikrai. didelį Ir gabalą. nežinom, ar galėtume. visus atsakysim klausimus, bet pabandysim. Nes dar laukia labai daug pasaulio visokiausių įvykių. Pavyzdžiui, Kinijoje prasideda automobilių paroda, į kurias važiavo labai daug Europos gamintojų, kitaip negu į Bet Ženevą. mes gal Aha. per daug fokuso dedam ant Kinijos. Ir aš galvoju, kad neįmanoma nedėti fokuso ant Okay. Kinijos, Okay. nes tiesiog Kinija į mus irgi fokusuojas labai stipriai. Ir be to jie turi daug įdomių mašinų, daug Jie įdomių patys mašinų. kalti. Jie patys kalti. Pakalbėkime apie tos kinus ir kitą kartą. Gerai. Tai, Hebrytė, labai ačiū, kad klausėtės mūsų ir šį kartą ir kviečiame, kaip visada, pasubscribinti. Jeigu ateinate čia per kokį mūsų Instagramą, tai pafollowinkite ir užduokite klausimą. YouTube'o 24 epizodo komentaruose užduokit klausimų ir bus prizai kažkam padovanoti. Ir renkam pinigus pandai. Jo, 4x4. Panda 4x4 Overdrive'o įmonės automobilis. Valdiškas. Valdiška. Bet tikrai domina, žinok, aš jau matau tą mašiną tvarkingą ir sliperiukas su Kawasaki ZX14 motoru, 1,4 litro, 200 arklių, 4 varomi, pasnigo iš ryto. Yra problemų? Ne, nėra. Nėra taip, kad Matas nebūtų crazy bitchas. Ne, nėra. Ne. Aš žinau, aš jau esu pasidaręs researchą, yra tokių konversijų padaryta. Mačiau kažką. Ir jos ant sniego, ant ledo, nu ten belekas, Crazy, tengi, visiškai crazy. ten tas automobilis ar 2 ar 3 blokiruotės turi. Jis įvažiuoja į ten, kur nieks kitas Ir neįvažiuoja. jisai sveria kaip tavo akiniai turbūt. Jisai, žinok, gal truputį sunkesnis, bet į tą pusę. Tai Būtų gerai, būtų gerai. Pandos hypas yra tikras ir dar kartą ačiū, kad klausėtės ir žiūrėjote. Ačiū, Riki. Čia.